Sveikučiai, Bugištraškis elgis beprotiškai, čia Rasius iš Muntafų ir vat trečiadienio rytas ir aš iš savo mylimo Gauvertalio. Startuoju pirmą skitūrą, tiksliau jau prieš keletą minučių, čia porą šimtų metrų pakilau ir čiuožia kažką žemyn. Tai šį sezoną nebuvau labai ankstyvas. Iš tikrųjų buvo daug galima anksčiau sezoną atidaryti, bet neišėjo dėl tokios elementarios priežasties, kad padangas buvo vasarinės ir žeminės nusipirkau, bet buvo visur labai didelės eilės pasikeisti. Tai teko montuotis savaitgalį senus ratus su senom padangom, kad išvažiuoti. Ir kažkaip vakar gerai pavarė dar ir pasikeičiau. Turiu dabar naujas padangas, tai dabar jau galiu siautėt. Na ir noriu tokie pauderystams, kaip tik parodysiu kokios sąlygos. Apačioje lačau buvo prie keltuvo kažkur 3,5-40 cm, kur mašiną palikau 1000 aukštį. Čia dabar kažkur 1200 ir žiūrim. Aba! Dugną girdėjau. Vat. Kiek yra? Čia yra 40, kažkur kem 5, 50 iki 50 cm yra. Čia kur šlaitas bus, tai čia bus 50. Ir kur prie pamiškė biškį gal mažiau. Vat kiek pauderiuko, įsivaizduojat. Padarysiu dar vieną video tada iš Tuolindauer Hütės, kur ten manęs priekį laukia. Vat čia matosi šitas kalnas Sulzfluh. Kažkada birželio mėnesį, va ten buvau, padariau video. Įdomu. Toj pusėje ten Silbertalis ir viršūnėlės ten Lobšpic. Palauk, ten toje pusėje dabar galvoju, ne, ten jau Lechtalerio Alpės, jau link Lecho, Štubenas, va ten kur tie kalnai per vidurį dideli. Na ir trumpai noriu, šitam video trumpai papasakosiu apie austrišką versliuką truputį. Kaip reikėtų mokintis ir turbūt lietuviams iš to daryti. Tai va, tas versliukas, padangų versliukas. Tai kažkada vieną kartą esu keitęsis prieš 5, turbūt 6 metus. Kažkada senai. Ten kitam mieste gyvenau. Atų tokie yra servizai, atų vokiški. Tai tam servize vien už ratų su pakeitimą, tiesiog buvo pas mane vasarinės padangas, atvažiavau, ar atvirkščiai gal buvo žeminės, atvažiavau, kad pakeistų ratus su žeminiam, tai sumokėjau 50 eurų. Iš Lietuvoje, Molėtuose. Tai daugiausiai sumokėjau, šiaip po 15 eurų būdavo, daugiausiai 20 sumokėjau. Tai va čia tokie skirtumai. Vien už ratų pakeitimą 50 eurų. O vakar buvau, atvažiavau, senas padangas nuėmė, naujas uždėjo. Ten pabalansavo, atgal sumontavo. Kokias 20-25 minutės darbo. Tai sumokėjau 109 eurus. Tai atrodo kaip darbelis toks nedidelis. Bet jie ten austrai sėdi prie kompiuterio pinigų skaičiuoja, o dirba tai rytų Europą ten. Matosi žmogeliukai, lenkai, turbūt dar kažkai slaviška pusė. Ir tai kiekvienas esmė, kad kiekvieną šudeliuką yra paskaičiavę, varžtų atsukimas. Ten kiekvienas ratas atskirai, žodžiu, ratai, kad varžtų atsukimas ten kokie. Šlempa, sakau, grubiai, ten kokie 3 eurai. Patepimas, padangas ten tepaliuko
kad prie ratlankio ten gerai glaustusi. Ten mačiau kažkas 80 keli centai. Ten koks balansavimas ten. Na, ten grubiai 8, ten kokie eurai ratai. Na, ir bendroji sumoji susidaro. Utilizavimas padangų paliek, jeigu 4,25 €. Vienai padangai. Tai va, tokia subtilybės austriško versliuko. Ir nenustabu, kad daugelis, kas turi namus savo, patys keičiasi. Pradžio man kažkaip buvo nustabu, kodėl čia visi taip, jam sunku tipo nauryti servisą pasikeisti, mąstydavau. Bet kai pamatai, kiek ten reikalų yra, pirmas dalykas tai, kiek aš galvojau, kažkur 2 savaitės reikėjo eilėje laukti. Bet lap 28 pasikeičiau, ieškojom kažkur lapkričio 1 savaitę, tai gal daugiau net. Gal kokias, beveik 3 savaitės. Pralaukti reikėjo 2,5. Na, aišku, čia tokiu aukštį sezoną. Bet aš ir pats buvau pamiršęs, kol Lietuvoje gyvenau, kaip jau tas padangas keistis. Ratus tiksliau kaip keistis. Bet dabar su elementariu multivalo tuo pakeltuvu tokiu, kur pasikiša apačią. Greičiau negu per valandą pasikeičiu viską namuose. Tai čia tokia investicija, 109 eurai suėjo vienkartinė. Na, bet dabar tas žeminės padangas su ratais, tai galėsiu kokius 5 metus liuosiai pats keistis, nereikės mokėti tų kosminių kainų. Tai va, tiek trumpai apie austriško versliuko subtilybės. Tiesiog, kas žinau, čia kas norėtų ir turėdamas pinigų, tai čia konkurencija reikėtų tokia sudaryti vietiniam plėšimui pinigų. Bet iš kitos pusės tai gerai, kad yra brangiai apmokama darbo jėga. Ir tie, galima sakyti, nu tai pavadinkim juolą darbiai. Tie, kas fizinį darbą dirba, tai iš tikrųjų tie žmonės uždirba ne mažiau, o eilėje atveju ir daugiau. Jeigu ten su kažkokia specialybė dar, negu ten kokie nors ofisų žiūrkės, ar ten kažkas prie kompų sėda. Žodžiu, Austrijai fizinis darbas yra geriau apmokamas negu protinis, pasakykim taip. Ir žiūrint, aišku, į provinciją, ne į didelius miestus, kur ten gali visokių nesąmonių būti ir daugiau. Nu, žiūrėkit, išlendu į tokia viečiukė, čia kaimelis toks negyvenamas. Gal aš, va čia tai žemyn turbūt ir lėksiu. Čia upelių pora yra, bet aš maždaug įsivaizduoju ten, kur peršokti juos. Atrodo bombas. 5 balai. O dar kartą pažiūrim sniegelę. Čia va tarpuvežį kiek yra. Va, nu tai gerai, kem 5. Cami, 40 kem 5 vidury. Šonė bus, čia bus virš 50 gerokai. Nu, ilgas video gavosi apie austriško versliuko subtilybės. Nu, aš tokia gražiai vietoj baigiu transliaciją, padariusi kitą. Tai užsiprenumeruokite YouTube, tai galėsite ten tos vaizdus matyti, kai tik tai jie atsiranda internete. Čia buvo Rasius iš Muntafų. Ačiū uždėmesį, kitų kartą. O čia prieki Dry Turm panoramėlė. Dry Turm 3 bokštai. 1, 2, 3. Labai faini. Ir ten šlaitukas, jeigu bus kažkieno vėžas pramušta, aš jį ten palipsiu kažkiek šiandien dar.
kad statesnė vieta pasipauderint. Iki